Sveiki, draugai. Nebereikalų jums rodau šitą adresą. Nagevičiaus gatvė 3. Vilnius. Ką aš čia darau, ką aš čia veikiu ir kodėl aš čia filmuoju. Jeigu jūs įvestumėt rekvizitą LT ar paieškotumėt informacijos, kur yra Svetlanos Cichanouskajos adresas, biuro, jūs ir rastumėt Nagevičiaus gatvė 3. Bet aš esu čia tiesiog Vilniaus daugiabučių rajone, čia turbūt, kaip kiek man žinoma, šiaurės miestelis, ir čia jokio Svetlanos Cichanouskajos biuro nėra. Kur jos tas biuras yra neaišku. Bet Nagevičiaus gatvė 3, kur yra skelbiama oficialiai, kad yra Cichanouskajos biuras, jo nėra. Aš apėjau visą namą iš vienos, iš kitos pusės ir aš čia niekur neradau. Čia eilinis daugiabučių rajonas. Nėra jokio Svetlanos Cichanouskajos biuro. Apėjau, apsiėjau, apsižiūrėjau. Niekur, nieko čia nėra. Sunku pasakyti, kur čia iš tikro jinai. Tai aš dabar noriu iškelti tokį viešą klausimą. O kodėl Cichanouskaja tada slapstosi? Kur jos iš tikrųjų yra biuras? Kodėl yra biuras nurodomas yra kažkokiam daugiabutyje? O kur iš tikro jos ta kontora? Neaišku. Pinigai čia atskira istorija. Tai nėra. Va, apėjau visą šiaurės miestelį. Visus tos ir niekur nėra. O Delfi vėlgi rašo dabar, oi, Delfi išsiaiškino, ar ten 15 minučių, ko aš buvau Estijoje. Tai aš dar sykį sakau, aš buvau Estijoje, kad papasakotų apie tą Svetlaną Cichanouskają. Man ten visiškai neįdomu tos rusakalbių problemos, kurios yra Latvijoje ir kurios yra Estijoje. Plus, pas mus daugiausia rusakalbiai, tai kas tokie yra? O taigi ukrainiečiai pas mus yra didžiausi rusakalbiai. Tų privažiavę pilna čia. Ir jie yra rusakalbiai. Tai mus kaip ir, o kadangi ukrainiečiai šventieji, tai nieko tada jau blogo apie ukrainiečius sakyti nebegalima, nes jau ir tada jau nieko tokio ir mes dėl to neturim problemų rusakalbio, ne? Tik tai vis pasigirsta, kad parduotuvėse vis rusakalbiai kalba, visur visi tie, ypač šie, kur rėkia Slava Ukrainė, kur žviegia, oi, tai kaip čia tos rusų kalbos, patys užsileido. Tai va, jie ten turi kitas problemas, kad jau jie Latvijoje, jau jie šaukia, kad jau jiem neleidžia, kad jie negali savo kalbą kalbėti. Mano nuomonė, kad Lietuvoje turi kalbėti visi lietuviškai, o kuo daugiau užsienio kalbų mokėsi, tuo yra geriau. Tai va, o grįžtant prie Svetlanos Cichanouskajos, gal kas nors žinot, kur jos yra kontora, aš labai į svečius noriu pas ją nuvažiuoti.